Dažniausiai automobilis patenka į gaisrą dėl jo techninio stovio. Tai yra dėl gedimo elektros sistemoje arba kuro padavimo sistemoje. Pirmiausia, reikia prižiūrėti automobilio techninį stovį. Ir jeigu jūs girdit kažkokius pašalinius garsus arba atsiranda salone koks nors aitrus kvapas, būtina kreiptis į techninį autoservisą arba specialistą. Gaisro padarytas nuostolis dažniausiai būna labai žymus. Ir dažnai automobilis būna netgi nepataisomas. But nothing ends. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time. Pagrindinė bėda yra elektros instaliacija. Yra nusidėvėję laidai, dujų įranga netvarkingai garaže statyta, įmontuota į automobilį. Taip kad pagrindinės priežastys yra instaliacija ir garažinis būdas statyti šitą dujų. Visų pirma, kilus gaisrui skambinat 112 į bendrą pagalbos centrą, kviečiate mus, patys imatės, jeigu turite gesintuvą, imatės gesinimą. Atidarė variklio gaubtą, gesinate, jeigu nepavyko užgesinti, būtinai uždarykit, pridarykite gaubtą, kad kuo mažiau degonės gautų ir mažiau plistų degimas. Mes atvyksime ir užbaigsim savo darbą, kurį jūs pradėjote.